Tai labas vakaras visiems. Labai didžiuojasi puikiais aktoriais, kurie nepaisant savo amžiaus sugeba pasiekti labai aukšto profesionalumo lygį scenoje. Ir jūs tikrai tai pamatysite. Mūsų spektaklis Šarūnas pagal Vydūno vieną iš medžiagų, kurią pakoregavo ir sukūrė, į scenarijų sudėjo aktorius režisierius Petras Dimša. Mes pritaikėm pagal save ir labai nekantraujam, jaudinamės, labai tikimės jūsų palaikymo ir pasimėgaukit gražų spektaklį. Laikas griauna rūmus, tarsi saulės miega, atmetęs nemiršta, kai tik tyliai miega. Lekia karo dainos ir griuvėsių plytos, laiko išnešiotas ir lietaus nutiltas. Gal žmonės pamiršo, ar šiaip savo nutyli, kad laikas nugriovė šios pasakos eigą. Bet sako, per kaimus dar sklinda toks gandas, kad sūnui valdovui atnešęs bus gandras. Ta naktį snigo ir trankė perkūnas. Todėl jo vardas griausmingas Šarūnas. Jei galima būtų tikėti žiniais, jis apramtas gimė baltais marškiniais. Dar būdamas vaikas gražiausiai kalbėjo, su paukščiais, žvėreliais, nykštukais ir vėjais. Jis jį globojo, kol dar buvo mažas, vėliau kiek lemtis ir žvaigždynų miražas. Buvo tai, kaip buvo. Vieną naktį gūdžių Dainavos valdovas rengė švęsti kūčias. Šventė šurmuliavo, bet staiga nutilo. Prie pilies nuo žaibo ąžuolas suskilo. Atsidarė durys ir į menę žengė, tarnas briedis, jo net šunys vengė. Valdove, tave nelaimė aplankė. Kas yra, kas atsitiko? Gandras nelaimė atnešė sūnų. Tai tikra laimė, ko tu mane gąsdini? Jis gimė su visais dantim, plaukais, pats atsisėdo, paprašė valgyti ir gerti ir net pasakė savo vardą. O kokį vardą jis pasakė? Šarūnas. Kviesk raganą. Kaip jau tu čia? Na, aš nujaučiau, kad manęs reikės, tai atėjau nekviesta. Nu, gerai, kad atėjai. Na, tai ko reikia? Man gandras atnešė sūnų. Pats atsisėdo, pasakė savo vardą, paprašė valgyti ir gerti. O kokį vardą pasakė? Šarūnas. Oi, na tai Šarūnas geras vardas ir labai gražus. Užaugęs didelis karžygys bus. Naikins ir degins viską, ką kely sutiks. Nuo jo, valdove, skaudžiai nukentėsit tu. Na, matai, jei būtume davę jam valgyti ir gerti, kaip jis prašė, na, tai dar gal viskas būtų buvę gerai. Bet dabar, kai nedavėt, užaugęs savo tėvą nužudys. Tave, valdove. Tai gal man jį Ne. Tu ką, praliesi jo nekaltą kraują? Na, sugalvok kito būdo jų atsikratyti.
lauk iš čia, stumk tu ją, kad nematyčiau. Palik mane ramybėj! Palik! Nenusiramina visai. Ką darysim? Nežinau. Gal ragana meluoja? O ne, ji pasakė teisybę. Paimk vaiką ir įme. Kiekvienas turi savo žvaigždę. Laimingai ar ne? Vis vien. Man reikia šviest Šarūnui kelią. Laimingas žvaigždė. Laimingas turi būti ir jo kelias. Ai, palik vaiką čia ir įme. Paloju, juk pagalvok, čia tavo sūnus. Ai, nekankink manęs, daryk, ką liepiu. Beširdžiai! Šalin! Žvirgaliai smagia daina, trys pipirai vyrai, eik, neša ilgą storą, rasta gerą, viltas bus gerai. 1, 2, 3 į koją, užė miškas ir lengvas. Reikia vėjas, eglė, šaka, 3 nykštukai, minata. Sustojai. Iš kur gyvatė ši? Bravjauri ir negraži. Saldžiai miega. Kas miega? Šarūnas. Ar čia sapnas, ar čia dievas? Prie gyvatės vaikas gyvas. Pasiimkit ir auginkit. Nu, dar likščioliai nebuvo. Ką su juo mes veiksim, broliai? Ką darysim? Sugalvau, 3 vieną išlaikysim. Valio, 3 vieną išlaikysim. Noriu valgyti ir gerti. Jis sakiau, ša. Duokim jam ką nors, duokim. Aš neturiu. Aš taip pat neturiu. Aš irgi neturiu. Sugalvoju, bėg pas Rėdę, jinai turi pieno, duos. Bėg pas Priedę, gerai sugalvojai. Na, tai ką dabar? Sugalvojau, pasukkim ir padarykim. Taip čia, nu. Čiučia liūdė, po pušim Šarūnas gul. Medžiai jūsų poklės vaikas, susilaukiam savo vaiką. Jam dainuojam šitą dainą, tai prie vaiko laikas ein. Mes ir mamos, ir tėveliai turim džiaugsmo lygiai valiai. 3 mamytės rūpestingas, tai ir vaikas bus protingas. 3 mamytės su barzdom jau dalinasi bėdom. Noriu valgyti ir gerti. Taisėm bėdą, neįsitaisim, o įtaisė. Ir nežinom kas. Noriu. Liuliuko. Saulutė senai jau sapnuoja, paukšteliai sumerkia akis. Nykštukai barzdoti dainuoja, nors guolin vilioja naktis. Čia, imk, gerk. Kiek daug.
Reikės per Nemuną Šarūną kelti. Na, palaukit, biški pakelkit. Biški pakelkit. Aha. Taip. Iškabinam. Šitą dar. Aha. Na, nešam. Švilpia vėjai smagią dainą, trys pipirai vyrai, ei, neša ilgą storą rastą gerą, milto bus kalbės. 1, 2, 3 įjoja, miškas ir dainuoja. Gerai visi tarė ir valtį ar klaustą, darbštuoliai ką darė. Jie valtį nustūmė prie Nemuno vingio, sulipė į valtį iš posūkio dingo. O tas eigulys buvo rimtas ir doras, įgerbė žvėreliai net paukščių horas. Šarūną švelniai šiltai apkabino, sušildęs aprengęs skaniai valgdino. Bet visko papasakot aš negaliu. Šarūnas ten augo, na kaip ant mielių. Nykštukai kasdieną mokė lankų, išmokė taikinį šaudyti iš lankų. Išmokė rašyti raides, gražaus raštų, pažino skaičius ir istoriją krašto. Pažino medžius, jų lapus, žalią gamtą. Likimas jo laukia, jų vykdyt kas lemta. Jam ką tik 16 metų suėjo, galėjo lengvai lenktyniauti su vėju. O čia dar nykštukai iškėlė ant rankų, dovaną kada jam atnešė brangų. Švilpia vėjai smagią dainą, 3 pipirai vyrai, ei, šlepu, šlepu, groja ir basas, pliumpu, pliumpu, pristaras. Vardas permestos per petį, daug patyrė, daug gero. O Šarūnas dar nežino, ką nykštukai pagamino. O galingiausias iš galingiausių, šiandien tau sukako 16 metų. Sveikinam tave su gimtadieniu. Mes tau kalam kalaviją, Kurį kaitinam šiandien per kūną ugnim. ir užgrūdinam suriose Baltijos bangose. Jeigu neskriausi vargšų, tapsi valdovu. O jeigu skriausi be reikalo, tapsi Elgeta. Ačiū mano gerieji bičiuliai. Sveiki, brangus svetai! Sūnau, mes turim sūrio statinaitį. Pavaišinkim svečius. Palaukit minutėlę, sėskit. Tai kad mes turbūt Palauksim. Paragausi šviežios sulos. Tai kad mes turbūt Paragausim ir padainuosim. iš kairės ir dešinės medžiai krūmai moja, iš kairės ir dešinės nykštukai dainuoja, iš kairės ir dešinės medžiai tanką supa, iš kairės ir dešinės lydi geras ūpas, iš kairės ir dešinės sulą saldžią geriam, iš kairės ir dešinės ką norim tą darom. Ačiū Jums už brangias dovanas ir Jūsų dainas. Tai kad mes turbūt Jau eisim į namus. Sudie Šarūne, sudie Baliūne. Švilpia vėjai smagią dainą, 3 pipirai vyrai, eik, šlepu, šlepu, kojas basas, šlepu, šlepu, prieštaras. Tėveli, bet man atrodo, kad čia tik pasaka. Kai paimu šį kalaviją, man atrodo, kad mano jėgos padvigubėja. Koks aš laimingas. O, kaip gerai. Nu, puiku. Ei, seni, turi ko nors atsigerti. Sūros turiu, jeigu nori. Gerai, duok sulos. Ei, seni, tavo žirgas neblogas. Net ir valdovui neblogai būtų su tokiu jodinėti. O tu matai, kada nors valdovą? Ne, sako, jis žiaurus ir piktas. O ar tai tiesa? Kur tu baigiau? Ne. Prisėsk. Atsigersi, pailsėsi. O tavo ir kalavijas neblogas. O tu klausyk, turi neblogą akį. Gal norėtum tarnaut valdovui?
kaip seniai išleisi sūnų? Nu, kaip jis pats? O aš irgi gausiu tokius rūbus ir žirgą kaip tavo. Žinoma, kad gausi. Sutinku. Dėdi, parūpink jam drabužius kaip mano. Na, seni, o dabar prašyk dovanų. Šitokį sūnų užauginai. Ačiū, bet jis ne mano sūnus. Prieš 16 metų nykštuką Girijoje rado. Kaip prieš 16? Tai kuom jis vardu? Šarūnas. Gerai, seniai, iki savo trobą dovanas tenai gausi. Šarūne, ateik. Klausyk, būk geras, padėk vyrams ruoštis nakvyniai. Mat, tai ta jaunuolė. Jis gi mano sūnus, Šarūnas. Gyvatė, blien, rūpužė, jam neįgėlė. Kviesk raganą. O čia tai tikra ragana. Kaip jau tu čia? Nu, išgirdau kažkokį triukšmą, tai ir užsukau. Na gerai. Tai ta jaunuolė. Aha. Jis mano sūnus, Šarūnas. Ką man daryt? Nusiųsk jį su laišku savo žmonai. Tegul tą, kuris jai paduos laišką, įmeta į rūsį ir numarina badu. Gerai. O dabar varyti šią man tavęs nebereikia. Ne, palik mane ramybėj! Palik! Rėdi, duok man ant ko rašyti. Šarūne, ateik. Turiu tau misiją. Perduoksi šį laišką karalieniai. Dabar jau tamsu, gali pasitaikyti ir plėšikų. Ar jų nepabijosi? Ne. Gerai, o dabar eik. Šarūne! Saugokis savo likimo! O, sveikas valdove. Vyrai čia ne valdovas. Tai kas jis toks? Laiškus! Šitas? Ramiau, vaikine. Pažiūrėk, kas tavęs rūmuose laukia. Šį jaunuolį, kuris įteiks tau laišką, liep įmesti į rūsį tarnams ir numarinti badu. Nu ir niekšas. Jeigu jis saujoja, Klausau, jis joja. tu ir taip jau miręs. Ne, aš lieku su jumis. Žinau, kur dabar valdovas medžioja. Kas su manimi? Nu, mes su tavimi. Mes visi su tavimi. Rodyk mums kelią vadovauti. Ves mus pas vadovą, vadovauk mums. Pagaliau įvyks tai, ko aš laukiau 16 metų. Pagaliau aš būsiu karalienė.
Šarūnai, jis ten. O galingas perkūne, neatimk man proto. Kaip tu gyvas? Matai, gerasis valdove, aš nenumiriau, o dabar ginkis. Sustok, leisk viską paaiškinti. Tėvai į mirtį vaikų nesiunčia. Taip, sūnau, siunčiau tave į mirtį ir ne kartą. Ragana man tai patarė. Valdžia ir raganiai sumaišė jums valdovams protą. Šarūne, sustok. Ką tu padarei? Sužeidai valdovą savo tėvą. Ką aš padariau? Sūnau, atiduodu tavo stipriai rankai šalį Dainavos. Valdyk ją. Akment širdis! Nutilkit vėtros, jūsų nebereikia. Dievai atkeršė žmogžudžių už tėvą. Nurimk, Šarūne. Ir eime. Gal aš proto netekau? Kas tu tokia? Kas tu esi? Aš esu tavoji lemtis. Nykštukai, tavęs laukia giriai. Einam. Man nykštukai padovanojo šį kalaviją ir aš žinau, kam jis skirtas. Nurimk, Šarūne. Ir eime. Prisimink, viskas turi pradžią ir pabaigą. Ši pasaka irgi baigėsi. Taip, gal pasaka ir baigėsi, bet jūs neišeikit iš pasakos. Žmonėms be jūsų bus liūdna, o mes šią pasaką gyvenime pratęsim. Daug genčių galingų jo pasitikėjo, o kitos kaip lapai drebėjo nuo vėjo. Bet mokslų dievaitė istorija sako, jo žemių valstybei sukurti pakako. Karžygys valstybę kartu lipdė, kūrė lietuvišką kraštą, kurį šiandien turiu. O ženklas valstybės Šarūnas pats joja, šlovė ir garbė jam legendų herojų. Dar mūsų seniūnė nori tarti kai ką? Taip, tai mes mūsų nuostabiai režisieriai už praeitus 2025 metus už tai, kad mums padėjo kilti aukščiau mūsų vaidinimo karjera, mūsų aktorystės karjera, mes norim įteikti gėlių puokštę. Prašau.